Sveiki atvykę prie mano video, kai mes šiandien žaisim žaidimą, kuris vadinasi autobuso simuliatorius tikriausiai. Ir taigi mes čia galim pasirinkti mūsų, kai mes atrodysim, tai pasirinkam. Čia daug yra. Gerai, gal pasirinkam, būsim šitas. Gerai, dabar mes galim pasirodyti, užkraut. Pasirinkam, čia log. Oho, kaip čia daug nuotraukų yra. Gerai, gal logo tiks man toksai. Ir gerai, netyčia paspaudžiu. Kompanijos pavadinimas bus kebabų. Ne. Kebabiniai maršrutai. Jo, bus kebabiniai maršrutai. Kodėl aš nepaspaudžiau? Patvirtinti. Gerai. Kebabiniai maršrutai. Va taip. Ir vairuotojo vardas Simas bus. Jo. Bus tikrai. Išsitrinė. Simas. Taip, patvirtint. Gerai, sukuriam. Gerai, kebabiniai maršrutai pasiruošę. Pradėti žaidimą spaudžiam. Gerai, einam. Čia pinigukas. Gerai, tada einam čia. Gerai, mes galime eiti į šitą. Čia einam. Čia kažko reikia. Na gerai, tada žaisim tiesiog vienam. Gerai, man nereikia šito. Nereikia. Gerai, mes galim paimti dovanas. Gerai, sukurti maršrutą. Gerai, taigi kur važiuos mūsų kebabiniai maršrutai? Kebabiniai maršrutai važiuos iš Alytaus į Jonavą. Jo. 100 km 11 minučių. Pradedam kelionę. Pradžiam žaisti. Gerai. Dabar mums reikia Alytus Jonava. Gerai. Kitas kompanijas. Gerai. Jau parduoti 7 bilietai. 8 bilietai. 9. Gerai. 10 bilietų. 11. Gerai. Iš viso 37 parduoti bilietai. Gerai. Pasiruošęs eiti maršrutą. Gerai, važiuojam. Gerai. Aš pasiruošęs važiuoti. Gerai, mūsų laukia įdomi kelionė. Kebabiniai maršrutai važiuos į Jonavą. Dabar sniegas. Čia mūsų autobusas. Taigi mes važiuojam atsargiai. Kur mums reikia važiuoti? Važiuojam gal čia važiuojam. Važiuojam čia, gerai. Dabar mums reikia ten pastatyti savo autobusą, kad paimtume klientus. Gerai. Stok. O tai va. Op. Gerai. Dabar nežinau, ką mums daryti. Žiūrėkit, čia rašo. Kebabiniai maršrutai. Taip. Tai čia yra mūsų mūsų autobusų kompanijos pavadinimas. Gerai. Tai dabar mes paspausim, kad atidarysim lagaminą vietas, kur galėtų ir duris atidarysim. Abi duris. Gerai, dabar gerai, žmonės jau sudėjo lagaminas. Dabar žmonės eis į autobusą. Gerai. Mes ten turim viršui labai daug pasirinkimų. Internetas. Mes galim pagerinti visokius dalykus mūsų garaže, tai reikės dar palaukti. Gerai. Mūsų autobusas, kebabiniai maršrutai. Pasiema žmonės. Gerai, įlipa paskutinis žmogus. Gerai. Parduoti bilietai. Gerai. Patikrinti. Dabar uždarom visas duris ir lagaminus kelti. Gerai. Dabar mes galime važiuoti. Gerai. Užkuria mašiną ir važiuojam atbuliniu. Gerai. Mūsų maršrutas bus nuo Alytaus iki Jonavos. Jo, taigi
Jungiam į priekį, kad važiuotume. Važiuojam. Gerai, tai mes dar čia turim degalus, tai mums gali baigtis degalai. Ir tai tikriausiai klientams nelabai patiks, bet nemanau, kad taip atsitiks. Gerai, važiuojam. Važiuojam. O, gerai, ir reikia pristabdyti. Čia. Ar jungti... Gerai. Žmonės nori, kad aš jungčiau kondicionierį. Gerai, aš jungsiu kondicionierį jam, kad, truputuką vėsintų. O taip. Gerai. Tikiuosi, žmonėm patinka. Gerai, dabar važiuojam pro šlagbauną. Atsargiai pasikėlė. Gerai, galim išvažiuoti. Gerai, važiuojam. Sukam. Atsargiai. Praleiskit mane mašinos. Gerai, važiuojam. Važiuojam į kelionę. Gerai. Ko mes čia dar turim? Gerai, praleiskit mane mašinas. Aš važiuoju. Atsargiai. Tam policija važiuoja. Aš tikrai normaliai važiuoju. Gerai, važiuojam. Gerai, paskum čia. Gerai, važiuojam. Važiuojam į Jonavą su kebabiniais maršrutais. Jo. Kebabiniai maršrutai važiuoja į Jonavą iš Alytaus. Gerai. Važiuojam atsargiai. Aš labai nenoriu sudaužyti mano autobusą. Nes, nežinot, nebus labai jauku. Gerai. Ar mes galim pakeisti vaizdą? Tipo... O, mes galim. Gerai. Važiuojam tada taip. Važiuojam. Į kebabiniai maršrutai važiuoja į Jonavą. Gerai, dabar čia reikia... O, jis prašo, kad jungti internetą, bet mes neturim. Na gerai, turbūt, kad žmonės bus nuliūdę, bet nieko tokio tikriausiai. Važiuojam atsargiai. Galim tualetą jungti. Mums irgi reikia nusipirkti tualetą. Gerai, tai mūsų autobusas yra labai, toksai prastas, bet nieko tokio. Gerai, išvažiuojam va taip va. Ir dabar važiuojam į kelionę. Jo. Čia degalinė yra. Gal prisipilti degalų? Užvažiuokime degalų prisipilti. Ir kad dar žmonės galėtų ten nueiti į parduotuvę, nusipirkti, pavalgyti. Tai dabar va tai va. Gerai. Dabar prisipilsim degalų. Ne, gal nusipirksim. Aš pagalvojau, kad nusipirksim degalų. Apsieisim ir be degalų. Jo. Nes, žinot, mums degalai kainuoja tai. Tikiuosi, nesibaigs degalai ir davažiuosim iki Jonavos. Jo, tai dabar važiuojam į kelionę. Kondicionierius veikia, žmonės dar nieko neprašo. Gerai, tuoj bus kavinės, degalinė dar viena. Aš manau, kad mes sustosime kaviniai, kad žmonės galėtų pavalgyti. Jo, gerai, dabar išvažiuojame į šitą pusę. Stabdom. Ne, tai atsiprašau, pana. Gerai, važiuojam štai čia. Kur kavinė? Važiuojam atsargiai, čia autobusas yra. Važiuojam lėčiau. Atsargiai. Gerai, čia yra mūsų stotelė pirmoji, kur mes, taip, atsargiai. Gerai, mums reikia dabar prisiparkuoti labai atsargiai. Taip, dabar į priekį nustatom, kad važiuotume. Taip. Gerai, mums reikia pakeisti vaizdą, kad mes matytume, kaip mes važiuojame. Radiją jungti? Gerai, jungsim radiją. Hit muzika. Gerai, muzika įjungta. Gerai, žmonės dabar laimingi. Dabar truputuką pavažiuojam dar į priekį. Truputuką. O, gerai, reikia truputuką atgal pavažiuoti.
Gerai. Atsargiai. Op. Nieko tokio, žmonės dar nepyksta. Ir dabar sukam, va tai va. Prisiparkuosim tobulai, žiūrėk. Op, prisiparkavom. Dabar atidarom duris ir dabar suko lagaminus. Ir dabar jie gali eiti. Kur šiuo daiktas? Kur mes einam? Kur mes nuėjom? Bet galim išplauti mūsų autobusą. Gerai, plaunam autobusą. Žiūrėkit, turbūt apie tave nuplausim. Gerai, matot, mes galim plauti autobusą. Langus nuplaunam, kad žmonės galėtų žiūrėti pro langus. Kaip mes važiuojam į Jonavą. Gerai, dar galą reikia nuplauti, va tai va. Va štai čia va. Gerai, tai va. Tai va, nuplaunam viską. Iki paskutinio trupinėlio. Va štai tai va, nuplaunam. Dar priekį reikia nuplauti. Dar reikia stogą nuplauti, net neįsivaizduoju, kaip mes stogą nuplausim. Ui, vandenukas. Gerai. Reikia dar ratus nuplauti. Taip. Gerai, tai, baigiam plauti. Na gerai, išplaukam. Gerai, išplovėm mašiną ir dabar mes, gerai, klientai jau atėjo, reikia pasižiūrėti, įjungiam kamerą. Gerai, uždarom viską. Uždarom ir dabar mes važiuosime. Dabar reikia jungti, reikia užkurti mašiną. Važiuojam, va tai va. Gerai, dabar į priekį. Gerai, mūsų kelionė tęsiasi. Gerai, pravažiuosim atsargiai pro plovyklą. Gerai, važiuojam. Važiuosim toliau, kelionė tęsiasi. Gerai. Žmonės pavalgė, dabar mes galim keliauti toliau. Gerai, mūsų kebabiniai maršrutai važiuoja. O taip, gerai, atsargiai autobuse. O ne. Gerai, truputuką nepasisekė. Sudaužiau vieną šoną autobusų. Ir dabar žmogus vienas supyko, kad aš labai blogai vairuoju. Nieko tokio, tai mes viską sutvarkysim. Mes dabar vairuosim daug atsakingiau. Nu, kad nebūtų avarija. Gerai, važiuojam toliau. Dabar mums reikia, dabar nelabai suprantu. Dabar mums reikia čia va išvažiuoti, kad mes galėtume sukti. Dabar žiūrėk, mes važiuojam čia va. Dabar va tai va, sukam. Kad svarbiausia čia nesustoti ir neatsitrenkti, nes čia labai pavojinga. Gerai, važiuojam. Viskas gerai. Jūs būsite visiškai sveiki, nes šita kelionė yra 4 žvaigždučių, nes vieną žvaigždutę jau praradom, kai atsitrenkėm. Gerai, dabar mes pagaliau išvažiuosime ir galim toliau važiuoti. Jo, dabar reikia truputį pristabdyti, nes aš nelabai suprantu, kaip čia reikia važiuoti. Mums reikia važiuoti tiesiai, tai gerai. Įdomu, ar iš tikrųjų Lietuvoje yra toksai maršrutas, kad važiuotų. Gal iš tikrųjų yra, bet na, parduotuvė tai čia nematau, kurios yra tokios. Na gerai, važiuoja, toliau. Gerai, mes tuoj pasieksim savo tikslą. O taip, važiuojam. O štai tai va, atsargiai. O ne, atsargiai, mašina, atleiskit labai. Gerai, sudaužėm 2 kartus autobusą ir žmonės tikiuosi labai nesupyko, bet geriausia buvo nesudaužyti nei vieną kartą. Gerai, dabar stabdu. Auč. Gerai, nieko tokio. Viskas gerai. Gerai, kur dabar mums reikia sustoti? Va, štai čia. Tai va, važiuojam. Gerai. Prisiparkuosim. Gerai, dabar atidarom, štai va, duris visos. Praleidžiam šitą vaizdą. Gerai, pastovi žmonės išeina. Gerai, tai mes užsidirbam
uždirbo 529 eurus. Tai čia yra labai daug. Gerai, labai daug. Gerai, taigi, gerai, mes tikrai nepardavinėsim šitų planšečių. Tikiuosi man pavyks. Gerai. Oi, nieko tokia. Viskas gerai. O, gerai. Nagi reklama, išeik iš čia. Gerai. Labai gerai. 5 žvaigždutės, tai aš sakiau, kad 4. Nu, suklydau. Reiškia, gana gerai mes atvykom. Kebabiniai maršrutai tikrai labai gerai. Ir dar kad atspėsi, kai mes buvom sustoję kavinėje, tikriausiai žmonės valgė kebabus. Jo, tai gerai. Dabar mes galime eiti. Čia ir dovanos. Paimam dovanėlę. 2800. Oho. Gerai, einam į garažą. Nusipirksim mano mašiną. Parodykit mano mašiną. Pasirinkti. Gerai, dabar reikia eiti į... Gerai, mes galim dabar padaryti... Ne. Nereikia man šito. Gerai. Kur mums rasti tuos tualetus, kad galėtume įrengti tualetus, kad mes, kad jie pakakotų, kad viską padarytų. Gerai. Jeigu jums patiko šitas video ir norite, kad aš nusipirkčiau kažką į mūsų autobusą, spauskit like ir prenumeruoti ir parašykit, ką nusipirkti tualetą, internetą, o gal net televizorius. Su jumis buvo aš Simas. Viso gero.